Kaip atpažinti tau skirtą žmogų. Susitikimas su žmogumi, kurį likimas atsiuntė, suteikia džiaugsmo, meilės ir ypatingos prasmės. Kartais tai atsitinka jauname amžiuje, bet gali nutikti ir kai esate suaugę. Tokias akimirkas dažnai lydi ypatingi jausmai, kuriuos sunku paaiškinti žodžiais. Tai tarsi intuityvus supratimas, kad tai žmogus, kuriam buvo lemta ateiti tavo gyvenimą. Tai neatsitiktinumas, o kažkas daugiau, kas apverčia ir pakeičia tavo pasaulio ir gyvenimo supratimą. Būna, kad pamatai žmogų, bendrauji su juo ir nieko ypatingo jame nematai, tai net ne tavo tipas. O tada staiga praregėjimas, o Dieve, čia mano žmogus, jis man artimiausias ir brangiausias. Jūs beveik nieko apie jį nežinote, bet jūsų sielos yra pažįstamos. Jaučiate vienas kitą, su kiekviena ląstele tiesioginė prasme skaitote jo nuotaiką ir mintis, o tai kartu ir baugina, ir žavi. Ir visai nesvarbu, kas vyksta jo gyvenime, o kas tavo. Kai esi šalia, likęs pasaulis tiesiog nustoja egzistuoti, jo nėra. Esi tik tu ir tavo mylimasis. Tokiomis akimirkomis energija tvyro įkarštyje. Tarp jūsų vyksta energijos mainai, džiaugsmas, meilė ir laimė užvaldo jūs abu. Net jei nesate kartu, tiesiog prisiminkite savo žmogų ir iškart jį pajausite. Kartu pradėsite keistis energijomis, palaikydamas vienas kitą. Sutikę savo žmogų, mes kiekvieną kartą vis atpažinsime ir pajausime jo sielą skirtą mums. Tai nuostabus jausmas, kurį dėja ne kiekvienas galėjo patirti savo gyvenime. Ir viskas dėl to, kad kartais paskubomis neatsakydavome į kažkieno klausimą, kažkur nuleisdavome akis, užuot atsakę žvilgsniu. Taip, kažkada praleidome galimybę sutikti savo žmogų, taip ir nepažindami savo artimos sielos. Kartais likimas mums dovanoja susitikimą su tokiu žmogumi, kad visą likusį gyvenimą praleistume harmonijoje ir džiaugsmuose. Tačiau būna ir taip, kad sutikęs, nors ir tau skirtą savo žmogų, jį prarandi, taip ir nepažinęs. Tai yra vadinamasis karminis išjungimas. Jūs dar nesate pasiruošę būti kartu. Jūs ar tas asmuo vis dar turite karminių skolų, kurias turite atidirbti. Kol vyksta karminis apdorojimas, jums nesvarbu, kuris yra ir su kuo. Svarbiausia, kad jam nieko nenutiktų ir kad jis tik tai būtų. Vienintelis dalykas, kuris gąsdina. O kas jei aš jo taip daugiau ir nepamatysiu? Gyvenimas be jo neturi tokios prasmės kaip su juo. Šis žmogus jums tampa vienu iš jūsų gyvenimo prasmės komponentų.